Sveiki, esu Ignas Barkauskas, atvykau iš Lietuvos, iš Vilniaus. Ilgai laukiau šio iš tikrųjų momento, kaip ilgai, nuo tiek, kiek praplikau jau ir kažkaip vis negalėjau susitaikyti su tuo, žiūriu į save, visi sakot, gerai tu atrodai, bet man neįdomu iš tikrųjų, kaip kam atrodai, tai pats pažiūriu į save ir matau, kad nepatinka man. Tai draugų aplinkoje, artimųjų pamačiau, Sergejų Maslobojevą, ačiū tau. Žiūriu, jisai praėjo pro visą šitą ir atrodo puikiai, -10 metų, iš karto plaukai atgal, tai galvojau, reikia ir man, nes jau patikrinta ir tai susiradau, davė man kontaktą. Atvažiavau Klinikaną į Stambulą, miestas superinis, aptarnavimas superinis, nuo iki viską man sudėliojo, paėmė, atvežė, pamaitino. Tai aš šiandien turiu laisvą dieną, eisiu kažkur į miestą pasivaikščiot. Vakar turėjau operaciją praėjo sklandžiai, galima sakyti, pramiegojau visą laiką, toks apsnūdęs buvau, tai aišku, grožis reikalauja aukų, kažkiek reikia pakentėti, bet visiškai minimaliai. Yra ir baisesnių žymiai dalykų, tai vyrai, nebijokit. Šiaip esu profesionalus šuolininkas į vandenį. Aišku, jau karjera baigta, bet užsiiminėju salėje kiekvieną dieną. Tai dabar teks susilaikyti 2 savaitės, tai kaip ir 2 savaitės sportininkui gerai labai pailsėti, pasivaikščioti, aišku, galima, tai to po 2 savaičių ramiai įsivažiuoti, mėnesiuką dar taip lengvai, bet jau bus galima. O su Sergejum taip norėčiau susitikti po 6 mėnesių, pasidalinti savo šukuoseną. Tai padarysim būtinai selfie ir atsiųsim Klinikaną.